Sveiki atvykę į Shonen Alchemy, vietą, kurioje kiekvieną savaitę dalinamės karščiausiomis anime naujienomis. Arcane antras sezonas pristatė veiksmo kupiną pagrindinį anonsą, kurio fone skamba Shniko kūrinys. Tęsinys pasirodys Netflix šį lapkritį ir buvo patvirtinta, kad tai taip pat bus paskutinis serialo sezonas. Naujame anonse matomi pagrindiniai veikėjai. Attack on Titan manga švenčia savo 15-asias metines ir paskelbė apie specialų Attack on Titan žurnalo leidimą, kuris bus išleistas lapkričio 6 dieną. Žurnalo dydis bus toks pats kaip Besatsu Shonen Magazine, kuriame Attack on Titan iš pradžių buvo spausdinama. Jame bus pateiktos 139 originalių skyrių dalis, kurias atrinko projekte dalyvaujantys žmonės. Hajime Isayama nupiešė iliustraciją viršelį. Bleach – Thousand Year Blood War. Trečia dalis – The Conflict. Anime premjera įvyks spalio 5 dieną, kaip buvo anksčiau paskelbta. Period Films studija animuos šį labai lauktą tęsinį. Hayao Miyazaki anime filmas The Boy and the Heron visame pasaulyje bus pradėtas transliuoti Netflix spalio 7 dieną. Tai neapima Japonijos ir Jungtinių valstijų. Filmas jau pasiekiamas per Max. Taip pat buvo pristatytas angliškai garsintas anonsas. Anime Mecha Ude Mechanical Arms pristatė naują pagrindinį vizualą ir išleidimo datą spalio 3 dieną. Taip pat pranešė, kad prie balso aktorių komandos prisijungia Kabei Yamaguchi. Triv Studio kūrė animaciją, vadovaujant originaliam kūrėjui Saya Okamoto. Anksčiau anime jau pristatė teminės dainas. Naujame vizuale matomi pagrindiniai 3 veikėjai, kartu su Kabei Yamaguchi, įkūnijamu Yakumo ir jo broliu Tsuhito centre. Tsuhito balso aktorius dar nėra atskleistas. O tuo tarpu One Punch Man 3 sezonas pristatė vizualą su Atomic Samurai. Anime The Seven Deadly Sins – Four Nights of the Apocalypse antras sezonas pristatė pagrindinį vizualą ir anonsą. Tęsinys buvo paskelbtas Anime Japan 2024 metų renginyje kovo mėnesį, o premjera Japonijoje numatyta spalio 6 dieną. Netflix patvirtino, kad rodys šį anime, tačiau išleidimo data dar nepaskelbta. Animacinis serialas Tomb Raider – The Legend of Lara Croft pristatė vizualą, užsimindamas, kad po savaitės pasirodys ir naujas anonsas. Šį serialą kūrė Legendary Television, o jis pasirodys Netflix spalio 10 dieną. Arcane antras sezonas pasirodys Netflix šį lapkritį ir jie pristatė naują vizualą su V. Tai bus paskutinis animacinio serialo skyrius. Neseniai pagrindinėme anonse buvo pristatyta teminė daina, kurią atliko Shniko, o naujame vizuale jie užsimena frazę "Per vėlų dabar kaltinti kitus". Anime Uzumaki pristatė pirmąjį pilną anonsą prieš rugsėjo 28 dienos premjerą. Labai laukta adaptacija bus rodoma per Adult Swim, o kitą dieną transliuojama per Max. Uzumaki anime siužetas. Paslaptinga spiralės forma Uzumaki persekioja mažą Japonijos pakrantės miestelį. Gyventojai staiga pradeda traukti spiralės formos objektai. Shuichi Saito tėvas yra vienas iš jų. Jis vis labiau tampa apsėstas spiralėmis, sraigėmis, sūkuriais ir netgi puodų dekoracijomis. Vien tai nėra didelė problema, bet kažkas dar tamsesnio slypi už šios manijos. Kai jo negyvas kūnas randamas spiralės formos, miestelis privalo pasiruošti blogiausiam.